Dažna pacientė, ypač ji nešia pirmąjį kartą, susiduria su situacijomis, kurios sukelia daug nerimo ir klausimų. Ar galiu gerti kavą, ar galiu tęsti lytinį gyvenimą, ar saugu skristi lėktuvu, ar galiu tęsti sportinę veiklą. Šiais laikais internetas visagalis ir dažna pacientė savo klausimams ieško atsakymų jame. Tačiau informaciją gali netaip ir interpretuoti, dėl to kyla didesnis nerimas, sutrinka miegas, tampa dirglesnė. Dėl to į visus klausimus, kurie kyla, galėtų profesionaliai atsakyti šeimos gydytojas, akušerė arba gydytojas akušeris ginekologas, kaip atrodytų paprastai ir keistai jie beskambėtų. Tiesiog galima paminėti, kad keli puodeliai kavos per dieną, skrydis lėktuvu iki 34 nėštumo savaitės, sportinė veikla, kuri nesutrikdo pacientės sveikatos, taip pat lytinis gyvenimas, jeigu nėra nėštumo komplikacijų, gali būti tęsiamas ir neturėtų turėti įtakos sklandžiam ir sveikam nėštumui.